ačiū už sveikinimus. Matėt, kaip ir buvo sunkios rungtynės. Gal šiek tiek pasąmonėje pas mus ir buvo tas, kad išvyko laimėjom 2-0, gavom gal lengvesnių rungtynių, bet kaip ir matėme, jie atvyko čia tikrai išeiti į kitą etapą ir ko pasekoje pralaimėjome. Ne, dar šią savaitę, kaip ir žinote, ruošiamės Liepajai, tad dar nesidomėjom kitų varžovų, bet tai Šveicarijos komanda, man atrodo, praeitais metais užėmė 4. vietą aukšto lygio, bet ruošiamės ir žiūrėsim. Manau, kad mes stengiamės įsaugoti tą pasiektą išvykoje rezultatą, turėjom rezultatą 2-0, niekur mums nereikėjo skubėti į priekį eiti. Gal šiek tiek ir per daug atsitraukėm, bet kaip matom, išėjom į kitą etapą, nors ir pralaimėjom 1-0.